Sveiki, mėly investicijų pulso žiūrovai. Labas, Ilija. Labas, Greta. Šią savaitę turime nemažai įvykių aptarti ir didžiąją dalį mūsų su tavim pokalbio tikriausiai užims atsiskaitimai, rezultatai, ta fundamentika, kurią mes matome iš technologinio sektoriaus. Nes praeitą savaitę atsiskaitė kiek pagrindinės Mag 7, Magnificent 7 įmonės. Sužibėjo Google'as, Alphabet, sužibėjo Microsoft'as su rezultatais, Meta galbūt ne taip gražiai pasirodė. Ilija, kaip vertintum Google'o kaip pagrindinio dirbtinio intelekto žaidėjo ambicijas ir rezultatus šiai dienai? Tikrai investuotojai buvo labai patenkinti. Matėme plus 10% augimą šitos akcijos. Iš tikrųjų, žvaigždė gal dabartinio ralio techninio buvo būtent Google. Ir iš tikrųjų tas uždirbis vienai akcijai viršintis beveik 2 kartus lūkesčius. Ekspertai tikėjosi apie 81% augimas buvo palyginus praeitais metais. Tiesiog stebuklingas ir netikėtas, tai be abejo tai atsiliepia labai geruose rezultatuose tiek atsiskaitimuose, tiek rinka tai vertino. Manau, kad reikėtų vėlgi tą Google sėkmę gal išskirti į 2 atskirus labai dalykus, labai atskirus. Ta gal fundamentinė sudėdamoji, kuri iš tikrųjų labai stebina investuotojai, gerąją prasme, teigiamą prasme, tai yra būtent diversifikacija pajamų, nes prieš metus Google buvo, sakysime, toksai outsideris gal dirbtinio intelekto rinkoje. Tai matėsi tame tarpe ir rinkos akcijų kursai ir panašiai. Daug buvo analitikų parašę, kad viskas jau ta paieška, tekstinė paieška, kurią Google'as pastatė savo imperiją, žmonės nebenaudoja, nes visi dabar kalbasi su ChatGPT ar Anthropicu ar Gemini, tų pačių pradedančiųjų ir panašiai. Tai paieška nebeneša, o paieška ir reklama aplink paiešką tai esmė Google imperijos. Tai dabar po metų iš tikrųjų gal įdomiausia, gražiausia dalis buvo, kad būtent ta debesų paslaugos dalis Google išaugo apie 20%, būtent dėka labai sėkmingų dirbtinio intelekto sprendimų. Tas pats Gemini per metus parodė, kad gali sėkmingai konkuruoti su ir ChatGPT ir Anthropicu. Ir būtent tos cloud, taip vadinamos, arba debesijos paslaugos, kurios jau savaime maitina labai daug interneto. Iš tikrųjų padidėjusios per metus per 20% ir buvo ta esminė dalis, kurią gal žiūrėjo ekspertai. Mažiau gal įsigilinę žmonės labiau žiūrėjo tą vadinamą high level, kaip čia uždirbome ten vienai akcijai 5.11 vietoj 2.62, tai beveik dvigubai džiaugiamės. Tai dar reikėtų tokį pakankamai naują reiškinį, gal apskritai pasakyčiau, netgi pažymėti apie tokias korporacijas kaip Google, kad didžioji dalis būtent to skirtumo beveik 100% atėjo ne dėl padidėjusių pajamų, ne dėl padidėjusių, sakysime, pardavimų, o dėl to, kad Google, gal apie tai mažai rašoma kalba, pasidarė vienas reikšmingiausių technologinių investuotojų visam pasaulyje. Investuoja labai nemažai šiuo metu dar nelistinguoja kompanijų ir būtent tas prieaugis, kuris kelia dirbtinį intelektą, prieaugis iš investicijų. Atnešė Google, jau dabar kalbame apie $10 milijardų papildomų pajamų. Tai gal kol kas anksti sakyti, kad tai gali transliuotis į tas ilgalaikės metinės pajamas, nes investuotojai galiausiai vertina tai, kas pastovu. Vienkartinė tokia pagauti labai linksma, labai gražiai atsiliepia PNL ir labai gražiai atrodo uždirbės ties kiekvieną akciją, bet vėlgi reikia suprasti, kad tai yra kol kas vienkartinis. Bet vėlgi čia iš tikrųjų matome tokį kol kas nelabai matytą fenomeną, kad dėl, sakysime, tiesiog kai kurie ekspertai banaliai vadina per didelio pinigų kiekio buvimo, kur nelabai žinai, kur įkišti. Tai tokios korporacijos kaip Google pradėjo veikti jau kaip rizikos kapitalo, kaip didieji investuotojai. Tai būtent tas prieaugis iš investicijų jau yra pirmą kartą tokio masto registruotas ir išnešė Google tikrai nematytas aukštumas. Investuok dabar arba po 5 metų pasigailėsi. Tavo pinigus prižiūri profesionali komanda. Prisijunk prie 3500 investuotojų Lietuvoje. Nextury Technology Fund. Ir ateičiai Google'as užsitikrino savo daugybę partnerysčių, kurios kažkiek ir atsispindi ataskaitose. Be abejo, mes visų skaičių nematome. Ekspertai kalba apie 10 metų vos ne pajamų srauto šiokį tokį užhedžinimą, taip, apsidraudimą nuo finansinių krizių, nuo turbulencijų.
Kaip pakomentuotum taip? Jo, tas skaičiukas, kurį gal viešai iš tikrųjų deklaruoja kaip savo atsiskaitimo pajamų ir pardavimų dalis, tai yra toksai gal gabaliukas informacijos, vadinasi backlog contracts. Backlog tai Taip. reiškia, kad šiuo metu korporacija dar nepajėgi, negali, neturi gal infrastruktūros, neturi rezervų įvykdyti jau esamus kontraktus. Tarp kitko, tokia kaip side note, buvo prieš paskutinės keletą dienų viešai gal diskutuojame, kad Pentagonas tapo labai masiniu supirkėju. Visų išskyrus Antropiką. Nes Antropikas buvo ta kompanija, kuri taip viešai pasisakė prieš panaudojimą dirbtinio intelekto karui. Visi kitai kaip tyliai, sakysim, sutiko, tai Google be abejo yra tame tarpe. Tai va čia yra tiesiog pavyzdys, kad būsimieji kontraktai, kurie, nesinori tikėti, kad maitins gal labai daug karo technologijos, bet tai yra pavyzdys tų backloginių kontraktų, kur tiesiog sudaromi ateičiai, sudaromi didžiuliam sumom. Google ataskaitose minime apie 500 trilijono, 451 milijardas to būsimųjų backlog kontraktų, kurie iš tikrųjų vėlgi investuotojams duoda tokią pakankamai stiprų stabilumą, nes be abejo tai yra tos pajamos, kurios jau pasirašytos, jau suplanuotos, tiesiog ateis tada, kai bus pasiruošusi infrastruktūra, ir tai reiškia tokį ilgalaikį gal buvimą Google tam didžiajam gal vakarėlį technologiniam. Ir dar kartą mums parodo, kad investuotojai dažnai prisibijo tų Magnificent Seven įmonių, nes jos jau labai stipriai užaugusios, ieško kažkokių naujų žaidėjų, tų vadinamųjų būsimų tenpegerių, bet kokia tikimybė surasti naują žaidėją, kai mes turime jau labai labai pažengusias įmonės, kurios yra įdomios ir stiprios. Be Google, Amazonas yra dar labai įdomus, žvelgiant į artimiausių metų perspektyvą. Ką manai? Žinai, gal tai prasibėgus per tiek Amazono, tiek visas tas stambesias kompanijas, tai tikrai sužibėjo visiškai visi, be išimties. Tai jeigu matuoti būtent tuo pajamingumu, pelningumu, tai viršėjami visi rezultatai. Amazon'o, Microsoft'o, Facebook'o, tiesiog viršėjami pakankamai gerų santykių ir augimo tempai, tikrieji augimo tempai, tai yra nenominalūs, o tiesiog realiai padidėję pardavimai, sudaro, sakysime, tam technologiniam sektoriu metinė išraiška apie 20-30% kasmet. Tai dabar, tarp kitko, truputėlį pakomentuoti, refleksuojant tavo pasakymą, kad dažnai žmonės baiminasi to Magnificent Seven ar Nasdaq ar technologijų ar dar kažko tai, kas auga. Tai tiesiog vėlgi yra tam labai paprastas patarimas, būtent mes aptarinėjom tą prieš savaitę, kad tokia sveiko blaivo proto rodiklis yra, koks yra atotrūkis tarp rinkos akcijos kainos ir realaus uždirbio arba pelno tai akcijai. Tai natūralu, kad vėlgi truputėlį pakalbėjome, kad tas vienkartinis Google padidėjimas negali būti imamas kaip jau toks ilgalaikis standartas, bet paimant tokias kompanijas kaip Amazon, kurie tu paminėjai, kaip Microsoft, kaip Facebook, reportuoja augimus tuose sustainable srityse. Tai yra vėlgi tos pasikartojančios pajamos, o čia yra aukštas investuotojų, pasikartojančios augančios pajamos, kurias iš tikrųjų gali tikėtis ilgą laiką. Tai jos sistematiškai išaugo apie 20-30%. Ir tada retorinis klausimas, jeigu realiai viena akcija realiai pradeda uždirbti 20%, 30% daugiau, tai ar yra adekvatu, kad ir rinkos kaina, nesvarbu, kad prieš tai jau buvo išaugusi, vis tiek atspindi tą naują realybę, kad tiesiog kompanija uždirbanti daugiau pinigų privalo būti brangesnė. Tai va tas sveiko blaivo proto rodiklis, PI, iš tikrųjų, kuris gal toksai pirmasis ir lengviausias matas, tiesiog pažiūrėti, ar yra labai jau didelis atotrūkis ar nėra. Tai būtent, kad mes apie tai kalbėjom prieš savaitę per tą earningų arba uždirbio atsiskaitimų savaitę, matosi atnaujinti PI, ta prasme, kiek nauja realybė su naujom pajamom, naujais pelnais įvertina vieną kitą kompaniją. Ir, sakysime, paprastai labai būtinė matematika, jau veikianti gal dešimtmečius, yra labai paprasta, kad jeigu sistematiškai padidėja kompanijos uždirbis akcijai, tai vidutiniu ar netgi trumpuoju laikotarpiu privalo vesti prie ir pačios rinkos akcijos įvertinimo korekcijos. Tai gal ne visada įvyksta iš karto. Galim pakomentuoti labai įdomų Facebook'o arba Meta, dabar vadinasi tą kompaniją, fenomeną, kai augimas sutampa su, sakysime, tokiu rinkos šiek tiek gal kritimu. Tai vėlgi būtų įdomu tą paanalizuoti, padiskutuoti, nes šitas kritimas indikuoja labai tokį stiprų gal požiūrį ir investiciją, kapitalinę investiciją į dirbtinio intelekto infrastruktūrą, ką investuotojai taip atsargiai žiūri. Jis sako, žiūrėkite, ką mes matome, taip jūsų verslas išaugęs, bet jūsų išlaidas yra labai didelės.
Ir va ta Ir situacija padidėjo gerokai. gerokai 10% padidėjo. gerokai padidėjo. Tai dabar, tarp kitko, vat irgi įdomu sukti laiką dėl pažiūrėti keletą mūsų laidų. Tai dabar jau atnaujinta, sakysime, gal prognozė ekspertų, kad va, tas tech vakarėlis, pavadinsime, tas didžiasias kompanijas, jau investuoja arti $1 trilijono šiemet, 26 metais į dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Trilijonas. Čia yra didžiuliai skaičiai. Tai tiesiog taip sisteminus, manau, kad labai gerą santrauką galima tiesiog iš tų earningų arba atsiskaitimų savaitės padaryti, vien atšventus gal eilinį Nasdaq'o rodiklio augimą, kuris pirmą kartą per visą istoriją peržengė $25,000 Nasdaq Composite. Ir tai yra istorinis įvykis. Tai yra istorinis įvykis, nes iš tikrųjų indeksai labiau gal taip rodo suvidurkinus, labiau sektoriaus augimą negu atskirų tokių korporacijų augimą. Bet va taip jau įvyko ir investuotojų terpė tai yra savotiškas toksai milestone arba įvykis. Taip, ir šitoje vietoje būtų įdomu pasikalbėti apskritai apie indeksus, kas tai yra per žvėris. Negaliu Nasdaq'o nusipirkti biržoje grino Nasdaq'o, taip, arba S&P. Ir kalbėjai apie milestone'ą, apie istorinį įvykį. Nasdaq'as perkopė tą ribą 25 ir netgi 27 ir virš. Tai nuo 1971 metų mes turime tokį dalyką kaip indeksą, Nasdaq indeksas. Ar galėtum paaiškinti mūsų investuotojams, kas tie indeksai yra ir kaip į juos investuoti? Taip, labai geras klausimas, nes iš tikrųjų matyti nėra žmogaus, kuris nėra girdėjęs, gal netgi populiaresnis ir dažniau minimas Dow Jones'as. Jo, yra stereotipas, kad amerikietis pabunda su Dow Jones'u, eina miegoti su Dow Jones'u, nes vidutinio amerikiečio gerovė labai stipriai priklauso nuo rinkų, vien dėl to, kad vidutinis amerikietis yra labai daug investavęs būtent į rinkas. Visiems tas stereotipas yra žinomas, kaip verslininkas ten vakarų Hollywoodo filmuose atidaro kokį Financial Times, dabar be abejo jau labiau iPad ar ekraną, bet prieš šį laiką ir seka tas, sakysime, rinkos naujienos, tai labai seniai jau yra atrasti tokie dalykai kaip indeksai, jie yra sintetiniai, teisingai sakai, jos negalima atskirai ten nupirkti arba parduoti, tai yra vidurkis kompanijų iš vieno sektoriaus. Tai jeigu tai labai nesigilinant į detalės, tai tokie plačiausiai žinomi indeksai, kurias be abejo kiekvienas vartotojas yra girdėjęs, matęs, tai yra Dow Jones, S&P 500, Nasdaq'as. Nasdaq'ai yra prieskoniai. Įsiterpsiu. Taip. Laikai pinigus banke už 2,5%? Nelauk, padvigubink savo pinigus per 5 metus. Investuok į ateities technologijas, prisijung prie 3500 investuotojų. Investuok dabar su NextJury Technology Fund. Dow Jones'as buvo tas pirmasis indeksas, kurį mes atradome, amerikiečiai atrado 19 amžiaus pabaigoje. Tikrai taip, tai tuo metu neegzistavo technologijos kaip tokios, tuo metu tiesiog buvo pramonė, tai Dow Jones'as atspindi tokią plačią pramonę. Geležinkelis. Viskas, taip. Ir labai seniai investuotojai suprato, kad skaičiuoti tokius vidurkius labai pasiteisina, nes tada labiau matai, vėlgi, jeigu tai yra sektorinis vidurkis, tai tada matai labiau, kuris sektorius vystosi, nes kiekviena atskira kompanija gali būti sėkmingesnė, gali būti mažiau, gali kilti, gali kristi, bet sektorių matuoti labai patogu indeksais, tai yra suvidurkina to sektoriaus kompanijos, jų rinkos vertės akcijų, pasvertos gal iš kapitalizacijos, nes faktas, kad negali vieno kiosko lyginti su didžiulio korporacija vienodai, reikia sverti iš kiekio ir dydžio. Tai vėliau atsirado tokie sektoriniai, tai Nasdaq'as yra, kaip tu pasakoji, yra atsiradęs jau vėliau. Ir yra keletą versijų gal to Nasdaq'o indekso, yra kompozitas, yra gal siauresni Nasdaq'ai, bet vėlgi gal to detalės nesigilinsim. Tai yra tiesiog paimtos kompanijos būtent iš technologijos sektoriaus ir yra suvidurkintos. Dabar ko įdomu, vėlgi, apart to, kad žymi vieną ar kitą segmentą atskirai, gali, tarkime, ten plačioje pramonėje ten kilti, technologijos kristi, energetika kilti, ten žaliavos kristi ir panašiai, tai padeda susigaudyti, kaip rinkoms sekasi sektoriams. Antras dalykas, irgi tarp kitko tas įvyko per paskutinius gal 10 mečius, kad ir tai yra vienu metu ir bėda ir savybė, kad rinkos per daug pradėjo koreliuoti viena su kita. Tai jeigu anksčiau galima buvo tikėtis, kad jeigu ten Coca-Cola dažniausiai kyla, o ten kokia farmacijos kompanijas krenta, tai tie reiškiniai, vienos kompanijos kilimas, kitos kritimas, viena kitą neįtakoja, matematikai sako, nekoreliuoja.
Susivienodino rinkos ir dabar kalbame ne tik tai sektoriais, ne tik tai kompanijom, bet ir geografijom. Tai dabar dažniausia sakoma, investuotojų pasaulis yra visiškai plokščias, pajudinsi rinką Azijoje, atsilieps Amerikoje ir panašiai. Ir tada tokiais atvejais, kalbant apie indeksus, galima žiūrėti, koks šiuometinis apskritai yra pasaulio rinkų ir nerinkų sentimentas. Buvom apie tai jau kalbėję. Ypač krizių metu tai labai pasireiškia, kad jeigu jau ten per paskelbimą eilinį Trumpo rinkos krenta, tai visur krenta. Ten nuo Azijos iki Amerikos, per visus sektorius, nuo pramonės iki technologijų. Tai sakysime, tie indeksai, jie tikrai leidžia daugmaž gaudytis bendrą rinkos sentimentą. Jau truputėlį kalbėjome apie Greed and Fear indeksą, kuris tame tarpe irgi susijęs labai stipriai su šito. Ir gaudytis, kokie segmentai ar sektoriai šiuo metu yra gal ant bangos. Bet žiūrint iš investuotojų pusės, be abejo, atsiranda pagunda, nes vėlgi mes irgi apie tai kalbėjome, kad bet kokio portfelio diversifikacija, tai yra būtent bandymas investuoti į atskiras šakas, subalansuoti tai viduj portfelio, nes jeigu vienai sekasi geriau, ten tarkim šiuo metu energetika, kitai blogiau, tai leidžia amortizuoti, sulyginti grąžas ir tikėtis bendro tokio pakankamai stabilaus augimo vietoj šokinėjimo kardiogramų. Tai kaip ir atsiranda pagunda tiesiog investuoti į indeksą, nes indeksas yra suvidurkintas gal kiekis visų akcijų, tai tada atskirai nebepriklausai nuo rizikos, kad viena kita kompanija ten turės problemų arba atvirkščiai per daug išaus ir panašiai. Tai tokia hipotetiškai, teoriška investicija į vidurkį labai paprasta, nes be abejo pačiam nebereikia rūpintis. Ten stebėti kiekvieną atskirą kompaniją viduj portfelio, statistika sako, jeigu vienai sekasi geriau, kitai blogiau, tai susividurkina. Ir be abejo, tai labai prastas veiksnys. Tik tai, kaip tu sakėjai, truputėlį bėdos yra tame, kad indeksas yra matematinis skaičius ir savaime tiesiog investuoti į indeksą nėra ką, tai nėra finansinis instrumentas savaime. Bet, ačiū Dievui, yra sprendimai, tai gal populiariausias, dažniausias sprendimas tai yra ETF-as. Exchange Traded Fund, kurios irgi jau kalbėjome, tai kiekvienas žmogus atidaręs vertybinių popierių sąskaitą savo banke gali pirkti begalį finansinių instrumentų, tame tarpe ETF-ų. Ir prieš kurį laiką labai sėkmingai atsirado taip vadinami index tracking ETF-ai, kurie sako, žinote, mes tiesiog banaliai užsipirkinėsime, investuosime tom pozicijom, kurios yra tam tikram indekse. Tai jeigu index tracking kokio Nasdaqo, tai tiesiog superkam tokiom proporcijom, tokio kiekio, tokio kompanijų, kurios yra būtent tame indekse ir viskas. Ir valdymas tampa to ETF-o paprastas, algoritminis, kitai žodžiais ten jokio žmogaus faktorius, tiesiog suvidurkinus tu gali tikėtis sektoriaus grąžos, ką irgi reikia truputėlį gal tokia kaip smulkių šriftų ar žvaigždutę pažymėti, kad niekada investuotojas negaus grynos indekso grąžos, kad ir kokie smulkus gal būtų įkainiai to ETF-o, bet jie visada vis tiek turės savo kainą, vienas brangesnis, kitas pigesnis. Ir investuotojas de facto gaus ten kažkiek milimetrų mažiau, negu iš tikrųjų rodo rodiklis. Tai bus tikrai atotrūkis, nes vėlgi pliko matematinio skaičiaus tu negali nupirkti, tu gali nupirkti tik tai finansinį instrumentą. Bet vėlgi, paprastai patirtis rodo, kad prie tų augimo tempų, kurie jau dešimtmečiai, sakysime, mes registruojame indeksuose, tas pats Nasdaqas rodo suvidurkinus apie 14-15% metinės grąžos kasmet suvidurkinus. Ir prie tokių, sakysime, skaičių, be abejo, tie ETF ar kitų instrumentų susijusių su indeksais kaštai pakankamai yra minimalus lyginant su ta grąža. Tai va taip veikia ta investicijos į indeksą mechanika. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų galėtume dar pratesti mūsų pokalbį ir bent valandą laiko pakalbėti apie indeksus, jų įvairovę, taip, equal weighted, market weighted, kaip atsirinkti. Tu žinai, gal atleisk, kad pertraukiu, bet ko negaliu nepasidžiaugti, tai yra Pietų Korėjos indeksas, kuris analogas S&P ir švenčia irgi tiesiog nematytus stebuklingus rekordus, tai praktiškai, kam įdomu, gali atsidaryti. Ir tas indeksas, kuris plūduriavo ilgą laiką ir augo palaipsniui, dabar tiesiog eksponentinis augimas, tiesiog nematytas augimas. Ir tarp kitko, esminė pagrindinė priežastis yra tas pats technologinis bumas, technologinė revoliucija, kur tiesiog paklausa lūstams, paklausa viskas, kas yra elektronika, tiesiog stebuklingai auga. Tai tie indeksai yra įdomus būdas. Korėjiečių
3 įmonės iš tikrųjų sudaro didžiąją dalį to indekso. Tai vat galbūt nereikia viso indekso pirkti Samsungas, SK Hynixas ir MU. Tai lustai, pradėjai kalbėti apie lustus. Turėsime tikriausiai naują revoliuciją artimiausiu metu. Gal norisi Kiek dar tikėtis patems sveikąja prasme. Moro įstatymas. Turime tą pasakymą fizikų apie Gordono Muro arba Moro įstatymą, kad kompiuterinis pajėgumas dvigubinasi kas 18 mėnesių, jau vėliau sakė kas 2 metus, dabar sakome, artėjame labiau kas 3 metai, lygtais lėtėja tas augimas ir atsiranda poreikiai surasti naujų įrankių, kaip pagerinti, padidinti computing power, kaip padidinti pajėgumus ir čia į trasą ateina galbūt kvantiniai kompiuteriai. Žinai, vėlgi, jeigu truputėlį užbėgus už akių rinkom gal metai 3-5 į priekį, tai jeigu šiuo metu patiriam boomą dėl tiesiog masiško dirbtinio intelekto, visi džiaugiasi Nvidia, visi šiuo metu gal Nvidia vertina kaip galingiausia būtent dirbtinio intelekto čipo gamintoja. Jau, sakysime, ekspertų terpėje jau prognozuojama, iš ko gyvens, iš ko auks, kokie yra rezervo potencialai Nvidios sekančius 3-5 metus. Ir viena gal iš tų 2, gal dažniausiai minimum vertikalių yra be abejo kvantinė kompiuterija. Tai labai primena, sakysime, tą dirbtinio intelekto momentą iki ChatGPT, kai keliasdešimt metų teoriniam lygmenį laboratorijose verda gal tos žinios ir tada atsiranda ChatGPT ir visas pasaulis pasikeičia. Tai to tadam arba wow, arba kai kurie vadina iPhone momentu, kai atsiranda kažkas, kas keičia visą pasaulį, tai būtent vienas iš tų yra kvantinė kompiuterija, kuri žada tiesiog nematytą, praleisiu gal visą tą fiziką, kaip veikia kvantiniai kompiuteriai, bet jų galia yra milijonais, milijardais kartų stipresnė už dabartinius čipus. Yra tam tikrų, sakysime, gal specifikų, kodėl tai lėtai šiuo metu taip ateina į rinką, bet būtent Nvidia tampa vienu pagrindiniu tų kvantinės kompiuterijos žaidėjų. Tai Nvidia yra užsiėmusi tokią gal operacinės sistemos per vidurį, gal žaidėjo poziciją, tai kol kas negamina, sakysime, tų laboratorinių čipų. Tų technologijų irgi yra nenusistovėjusi labai daug. Yra, kurie naudoja atomus, kurie ionus, kurie ten dar kažką, tai kiekvienas fizikas ir laboratorija stengiasi savo gal versiją stabiliausio, efektyviausio, pažangiausio kvantinio čipo pagaminti. Bet Nvidia savo galios dėka be abejo yra labai gerai pozicionuota, tai tos driverius, sujungimus, platformas, per kurias programuotojai gali fiziškai įdarbinti gal čipus, tai čia užima labai didelę dalį Nvidia strategijos. Kartu su taip vadinamas dabar jau terminas toksai nusistovi įsikūnijusiu dirbtiniu intelektu, tai tiesiog gal, kadangi jau truputėlį artėjame prie laidos galo, gal pasakysiu, kad iki šiol dirbtinis intelektas buvo užrakintas savo toj debesų dėžėj, nelabai galėjo išeiti į gamyklą fiziškai rankytėm padaryti kažką gero, tai tas įsikūnijimas reiškia, kad jau likusi technologinė dalis, tai yra fiziškas kūnas, humanoido roboto kūnas, jisai jau atidirbtas, Kinija pirmauja ir tas sujungimas proto ir kūno iš tikrųjų duoda labai stebuklingą dalyką. Tai yra galimybė iš tikrųjų pirmą kartą per visą istoriją pakeisti 100% žmogaus darbo bet kokiam etapė, bet kokioj srity, ten nuo fabrikų iki vairavimo, iki kur tik tai nori. Iš to vėlgi niekaip neseka, kad žmonės bus atlaisvinti, iš to seka, kad žmonės gali padauginti savo galią būtent tų humanoidinių robotų dėka. Ir Nvidia tampa vienas pagrindinių žaidėjų nuo, sakysime, to, kad tiesiog savaime tikisi parduoti, teikti, optimizuoti gerokai daugiau lustų, nes kas veikia humanoido smegenyse, ne tas pats, kas veikia ten debesyse. Kiti reikalavimai, gal ir galia elektros ir panašiai, bet įdirbis gal vienas stebuklingiausių yra, taip kaip mes apie tai buvom kažkada užsiminę, kad ne tik tai turi gal svarbos čipo dizainas ar čipo buvimas, bet ir apmokymas dirbtinio intelekto yra labai svarbu. Tai Nvidia kaip, tarp kito, sutapimas atėjusi iš žaidybinio pasaulio, kur kūrė per grafinės kortas virtualias erdvės su savo fizikos dėsniais, su savo erdvėm, su savo taisyklėm, kūrė tas aplinkas, virtualias aplinkas, kur atkūrė tikrai pasaulį, kur egzistuoja ir simuliacija ir namų, ir miestų, ir gravitacijos, ir fizikos dėsnių ir panašiai.
Tai va tie, sakysime, fiziški robotai virtualiai įkeliami į tos virtualius pasaulius, kur mokinasi, kaip paaiškinti, kaip bėgioti, kaip paimti iš tušinuką ir parašyti kažką, tai tas apmokymas būtent tuose virtualiuose platformose yra toksai, sakyčiau, aš tai asmeniškai pavadinčiau techninių stebuklų, apie tai gal mažai kalbama, bet jeigu nebūtų tokio apmokymo, tai nebūtų ir dirbtinio intelekto. Tai vat tos ambicijos patekti visiškai per visą vertikalę, nuo čipų iki virtualių apmokymo erdvių, NVIDIA's iš tikrųjų kelia įspūdį, tai yra vienas iš labai nedaugelio žaidėjų, kurie turės labai rimtą poziciją, kai humanoidai iš tikrųjų pasidarys masiškesnio reiškinio. Visiškai futuristinė tema baigėme mūsų pokalbį, nes laikas dėja jau į pabaigą. Ačiū Ilja už šitą pokalbį Ačiū, Greta. ir iki kitos savaitės.